Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos jaunučių vaikinų B gimusių 1996 metais čempionate Ežys savo jėgą įrodė Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtiniai. Būtent šios dvi krepšinio mokyklos komandos kovojo 15-mečių finale. Po įnirtingos ir permainingos kovos Arvydo Sabonio krepšinio centro Viacon ekipa 69-66 palaužė Arvydo Sabonio krepšinio centro Katos grupė krepšininkus. Pirmoje rungtynių pusėje Katos grupė ekipa buvo susikrovusi ne 12 taškų pranašumą. Tačiau Viacon nenuleido rankų, išlygino rezultatą ir galiausiai šventė sunkią pergalę. Nugalėtojų gretose įsiskyrė rezultatyviausias čempionato žaidėjas Antanas Krimelis. Finale jis per 30 minučių pelnė 25 taškus, po krepšiais sugrebė 7 atšokusius kamuolius ir kartą rezultatyviai asistavo komandos draugui. 12 taškų įmetė Ignas Fiodorovas, 10 Benas Maslauskas. Vicečempionų gretose pasižymėjo 11 taškų pelnęs ir 3 kamuolius perėmęs Kristupas Žemaitis. 10 taškų surinko Jonas Lekšas. Nuotaikos labai geros, laimėjom pirmą vietą, tai džiaugsmo pilna, nežinom kaip džiaugtis. Sunkiai, iš pradžių trejas leido 2 penketus, tai labai buvo sunku, pranašinėjom ant 7, bet po to dasivėjom ir laimėjom. Labai džiaugiamės to. Abi finalininkės treniruoja tas pats Arvydo Sabonio krepšinio centro treneris Remigijus Bardauskas, todėl šis specialistas galėjo pasipuošti net 2 medaliais. Smagios, smagu būti pirmiems. Kam nepatiktų būti pirmiems. Sunkiai, man matau, atsilikinėjom, antram kėlį praškai nieko neėjo. Įmes taškų, bet komanda valinga, susikaupė ir pergalė. Bronzos medalius iškovojo Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Blankomet komanda. Gintaro Razučio treniruojami sostinės atstovai 78-65 nugalėjo Mažeikių sporto mokyklos Naftos komanda. Nugalėtojų gretose 27 taškus pelnė ir 11 kamuolių po krepšiais sugrebė Domantas Poška. Mažeikiškių gretose išsiskyrė 20 taškų pelnęs ir 11 kamuolių atkovojęs Edvinas Rupkus.